Venų varikozė – liga, su kuria susiduria kas antra Lietuvos moteris ir kas ketvirtas vyras. Tai liga, kai sutrikus venose esančių vožtuvų veiklai didėja kraujo spaudimas. Dėl to jos plečiasi, ilgėja, susidaro poodinių mazgų. Negydoma liga gali sukelti rimtas komplikacijas. Pirmiausia, venų varikozė pasireiškia estetiniais. Paprastai tai būna grožio klausimas. Ir atkreipiasi tada, kai jau yra skausmas, tinimas, odos spalvos pasikeitimai, žaizdos netgi ant kojų. Baltijos Amerikos klinika ragina pacientus nedelsti ir profilaktiškai pasitikrinti. Profesionalų gydytojų komanda ir naujausia įranga leis greitai ir neskausmingai užkirsti kelią ligos progresavimui. Pačia aukščiausia, naujausia technologija tai yra dvigubo žiedo lazeris. Tai dar švelnesnis, dar naujesnis, dar labiau tausojantis audinius, nežalojantis jų ir duodantis, aišku, greitesnį pasveikimą. Gydymas Baltijos Amerikos klinikoje prieinamas kiekvienam, o neretai yra kompensuojamas ir iš valstybinių ligonių kasų.